Sveiki dar kartą. Visi girdit, tikiuosi. Esu Tomas, UAB Octus pagrindinis atstovas. Užsiemam kondicionavimo, vėdinimo ir šildymo sprendimais. Namams, biurams, pramoniai, komercijai. Aktuali tema ateinant vasarą, žinoma, kondicionavimas. Ir jums, mėlyjeji, visada problema yra išspręsti tą bėdą savo klientams, kaip atrodys, kur bus, nereikia, baisu. Todėl mes ir dirbam su visais brandais ir noriu jums parodyti, kad visada galima išspręsti, tik reikia noro. Esam montavimo, projektavimo įmonė ir dirbam su populiariausiais, visiems žinomais turbūt brandais. Tai čia matot jūs LG naujausio modelio Artcoolą. Tai tikrai nestandartinis dizainas ir kitą kartą gali ir apgauti, kad tai ne kondicionierius, o koks nors paveikslas. Tai jis tikrai nekrenta į akį, nekliūna tiesiog už akių, gal krenta į akį, bet nėra taip jau matomas, sakykime, kaip standartiškai visi bijo tų sieninių kondicionierių, nes šis tipas yra populiariausias, sakykime, namams. Daikinas yra vienas garsiausių brandų, numeris 1 pasaulyje. Kuria inovatyviausius produktus ir yra vienas modelis labai mėgiamas išrankiausių klientų, kurį parodysiu prezentacijos pabaigoje, tiesiog nuotraukas. Čia matot tikrai neeilinį modelį, tai yra Ururus Arara. Japoniškai tai reiškia sausinimas ir drėkinimas. Šis įrenginys iš tikrųjų labai didelis, bet tuo pačiu ir efektyvus. Juo galima nustatyti reikiamą drėgmės palaikymą. Tai reiškia, jeigu santykinė drėgmė yra bute ar name žemesnė ar mažesnė negu reikia, mes galim palaikyti 50, kad tai būtų optimalu. Žinoma, jis šildo, šaldo ir išskirtinė jo opcija, kad jis tiekia šviežų orą iš lauko. Tai čia yra vienintelis pasaulyje toks modelis, būtent su šitom visom funkcijom, standartinė, sakykime, split serijai. Tikrai jų sumontuojama labai mažai, nes jis brangesnis 4 kartus už patį brangiausią. Tai rekomenduojamas ir išrankiausiam klientam. Mitsubishi Electric taipogi turi ką pasiūlyti. Jums turėtų būti irgi gerai žinomas brandas. Jie turi seriją EF ir yra spalvų gama ir grubios formos, aštrūs kampai, kokybiškas plastikas ir tikrai galima surasti jiems vietą, ypač juodiems. Tai man patinka jų išskirtinumas, kad ne tik dizainas, bet ir labai aukšti parametrai. Nes daugelis, sakykime, mažiau žinomų gamintojų gal Europoje išsiskiria tikrai dizainu, bet niekom kitum. Nei sklandžių darbų, nei kažkuo. Sistemos ortakinės, jeigu, sakykime, projektuojamas didesnis apartamentas, namas ar kažkas ir mes turim daugiau patalpų vėsinimui, šildymui, galim projektuoti centrinę sistemą ir turėti tiesiog tiekimo šalinimo taškus per groteles, difuzorius ir pasistengiam įdėti tokį paprastą video, kur būtų matomi tie plyšiai ir difuzoriai. Šiai dienai įrenginėjam 4 gal prabangius butus ir ten būtent yra centrinės sistemos. Tai čia jūs nepamatysit, kaip tai atrodo, bet pasidaro plyšeliai
sakykime, yra užuolaidos, karnizas ir pasidaro plyšelis iš to pačio gipso profilio, susiformuoja, aišku, ten dėžė, viskas, kas reikia po lubom, bet jis gali būti visiškai nematomas. Jo, žinoma, ilgis tai bus dideli perimetrai, bet jis bus nepastebimas. Čia tai, žinoma, gamykliškai padarytos jau vadinamas grotelės, bet vad matot plyšys dešiniai pusiai. Tai čia yra, šita visa linija yra oro tiekimui. Ištraukiamas oras yra visada per patalpas pagalbinės, ar, sakykime, jau kur mes galim aukoti truputį kažkokias detalės ir pastatyti didesnės grotelės, kurios netai bus matomos, kreipiamos dėmesį. Aš atsiprašau, bet jis neklauso manęs ir labai skuba. Sekanti mūsų sritis tai yra vėdinimas. Įvairių patalpų, bet šiandien pakalbėsim tik apie namus. Tobulėjant sistemoms ir tai pačiai statybai, namai vis tampa sandaresni, šiltesni, siekiam visi A++ ir taip toliau. Kas bus virš A3+, jau nebežinom. Tai namas turėtų iš tikrųjų gaminti energiją ir dar sukaupti. Tai populiarėja vėdinimas ne tik namuose individualiuose, bet ir būtuose. Turim nemažai, ta prasme, projektų mieste, kur jau yra statytojo, suprojektuotos ir sumontuotos centrinės vėdinimo sistemos rekuperacinės, išvedžioti ortakiai minimaliai, o jau nusipirkęs butą ar apartamentą, galvokis pats, kaip ten susitvarkyti visus galus ir kaip tu nori, kad tau atrodytų. Tai mano mėgiamiausias brandas šitoj srityje yra Systemair, tai gerai žinomas pasaulyje. Jis vienas galingiausių turbūt, jeigu globaliai žiūrim, ir kūrė inovacijas ir aukščiausio lygio produktus. Čia šiaip švedų brandas ir jis turi šiai dienai mums labai aktualius produktus, jeigu kalbam apie nedidelius butus ir apartamentus, kur mums reikia išnaudoti erdvės, sutaupyti vietą ir turėti viską, ko reikia. Nekalbant apie paprastas buitinės technikas ir turėti, sakykime, tvarkingai veikiančias vėdinimo sistemas. Systemairas turi seriją Save VTR. Čia yra rekuperatorius, rotaciniai įrenginiai. Žinoma, jie yra labai gerų parametrų ir aukšto efektyvumo. Be abejo, turi filtrus, tai įmama iš lauko oro ir tiekiama į patalpas. Jo visa grožio paslaptis, kad jis gali montuojamas būti iškart virš viryklės ir su gartraukiu. Taigi yra dvi opcijos. Viena, kaip matot, nerūdijančio plieno gaubtas, kuris puikiai dera, ta prasme, kad ir čia prie tamsių spalvų kažkokių. Gartraukio nesimato. Jis yra gartraukis gamykliškai integruotas ir tiesiog valdymo mygtukai kaip ir ant įprastų gartraukių. Tai reiškia, kad jūs turėsit vėdinimą su rekuperacija ir tuo pačiu garų surinkėją. Tai sutaupot nemažai vietos dėl dizaino. Ortakys. Taip, tai matot, kaip pavyzdžiui dėžė apsiuvimas, ta prasme, gali būti, sakykime, mes darė keletą tokių virtuvių, parodysiu gal. Ir žodžiu,
Virtuvinis, jeigu darosi iki pat lubų, kad nelieka jokių tarpų. Čia, kaip matom, yra tarpas tarp pačių lubų. Bet jeigu užsidaro iki pat lubų, į šiuos modelius yra specialios smėgės ir baldinės plokštės gaminasi iškart, kad būtų lygiai tas pats baldo, sakykime, korpusinių, kaip baldų plokštė ir jį iškart statosi į patį įrenginį, užsidengia. Tai reiškia, kad mes turim jį pliką, žinoma, viskas, ta prasme, pilnoje komplektacijai, tik tai nestandartinė ta apdaila ir užsakoma atskirai. Tie patys baldininkai gamina, kur gamina visą virtuvę. Tai labai patogu, nes tu prieėjai, nusiėmėjai, aptarnauti jį paprastą, o kad čia stovi rekupas, čia nepamatysi, nebent išgirsi, jeigu jį naudosi, ta prasme, maksimaliu oro srautu, ta prasme. Maksimaliai, jeigu dirbs ventiliatoriai, tarkim, jų yra galingumas iki beveik 300 kubų. Tai čia iki 100 kvadratų namui, ta prasme, pilnai. Žinoma, tokie įrenginiai dažniausiai statomi kažkur vonios kambariuose, palubėse ir panašiai. Bet čia sprendimas yra geras, nes ypač mažuose būtuose sunku surasti vietą, nes atsiranda nemažai detalių aplink. Plus yra daug problemų su lauko oru, kur jį šalinti ir iš kur jį paimti šviežų. Tai šis sprendimas tikrai sutaupo vietos, nes jeigu jūs turit virtuvinį 3 metrų vonę nedidelį ir tikrai nieko nenorit kišti, kai dabar yra Žalgirio namai, pirmas etapas, kur buvo, ten stovi renoventai Brink Klimat, tai sprendimas iš tikrųjų ne pats geriausias, nes įrenginiai geri, bet pats sprendimas iš principo ne pats geriausias, nes ten daug mažų būtų ir vieną turi įsigijęs draugas. Tai ten yra klaida padaryta tame, kad būtas yra studijo, 30 kvadratų kažkur ir rekuperatorius įkištas į spintą šalia. Virtuvinis, įsivaizduokit, maksimaliai gal net nebus, ta prasme, kaip gal 70% tos sienos ir jūs dar atsidarot spintą ir ten dėžė, nors tą spintą puiku būtų išnaudot. Tai šitoj vietoj tikrai sprendimas geras. Rekupas jūs vadinate rekuperatorius? Taip. Bet šiuo atveju virš virtuvės tai yra tiesiog ištraukėjas. Ne, jisai, būtent šitas modelis, jisai iškart su ištraukimu garų. Reiškia, veikimo principas yra labai paprastas. Jis turi atskirą vadinamą šachtą, tai jeigu jūs priėjate, jis dirba savo režime, ten pagal savo komandą. Ortakių? Jo ortakiai yra 125. Tai jūs priėjot, įsijungėt gartrūkį, sakykim taip, reiškia, jis mažina iš karto ištraukiamą patalpų orą per bendrą sistemą, nes pasileidžia tik tai garų surinkimas. Tai reiškia, kad nevakumuotų, paduoda per ten pat. Paduoda per... Taip, ortakiai, įsivaizduokit, turim krūvą ortakių, turim tiekimo ortakius, turim ištraukimo. Bet turi būti tam tikras metro atstumas. Ne, tai jūs nesupratot. Esmė yra, kad kaip mes tiekiam ir šalinam sistemą, tai yra viskas veikia, viskas gerai. Kai priėjote, jungiat gartraukį, reiškia šalinamas oras per ortakius ir per difuzorius stoja, lieka tik tiekiamas, o visas šalinamas oras gaunasi per gartraukį, nes jis pasileidžia visų greičių ištraukimo ventiliatorius, bet per atskirą šachtą. Tai, nes yra, sakykime, įrenginių, kur atsiranda problemos, kai
didelis oro kiekis ir būtent su gartraukiu irgi ta pati sistema. Jūs įjungiat gartraukį, reiškia, sustojo tiekimo šalinimo sistemui ir veikia tik tai gartraukis ir jisai veikia prie kokių 400 kubų. Ir jisai, jeigu nedidelės patalpos, pradeda evakuumuoti. Tai jeigu nekepat ten valandą, pusantros, tai viskas gerai. Bet jeigu dirba ilgai, tada tas balansas išlaikomas. Tai tikrai labai geri parametrai ir jie labai tylūs, nes vienas dalykas yra pagrindinis, tai efektyvumas šilumos atgavimo, kitas dalykas yra būtent triukšmo lygis. Tai nesinorėtų studijo apartamente gyvenant dar girdėti, kad kažkas čia virš viryklės triukšmauja. Sprendimas, kai jau nebėra jokių sprendimų, tai yra beortakinės sistemos. GT yra vokiečių brandas, mes esame atstovai Lietuvoje. Džiaugiamės galėdami pristatyti šį produktą Lietuvai. GT yra didžiulės kompanijos dukterinė įmonė ir jie pagamino mini rekuperatorių, vadinamos decentralizuotos sistemos. Matėt, gal šis mažas aparačiukas gali išspręsti problemas. Susideda jis iš kelių komponentų. Papasakosiu vėliau. Principas jo veikimo taip pat paprastas. Sakykime, su jais galima išspręsti problemas vėdinimo iki 100 kvadratų gyvenamosiose patalpose. Tai yra labai geras sprendimas, kas liečia tą patį efektyvumą ir įrengimo kaštus. Tai mes padarom su šia sistema apie 40% pigiau negu centralizuota, bet kalbam apie 100 kvadratų ir mažiau. Ir sutaupom, žinoma, lubų aukščių ir daug kitų detalių. Sistema paprasta, matot, pjūvis yra, tiekimo difuzorius viduje, tiekimo difuzorius lauke. Šilumokaitis, filtrai ir ventiliatorius. Ir matot, kaip jis dirba. Iš 70 sekundžių jie veikia į vieną pusę, 70 sekundžių jie veikia į kitą pusę. Rekomenduojama juos statyti mažiausiai 2, net ne vienoje patalpoje, jeigu tai yra kambarys nedidelis, o suporuoti su kitų kambarių, nes jie dirba reversu ir išmetamos šalinamo oro šiluma yra užakumuliuojama keraminiam šilumokaitį. Tada jie apsisuka į kitą pusę ir tiekiamas oras, jisai šaltesnis ar šaltas, susišildo nuo išmesto oro šilumos. Paima tiesiog tą šilumą, prajudėdamas pro keraminį šilumokaitį. Yra difuzoriai kokybiško plastiko ir tikrai dailūs. Turbūt, aišku, gal mes čia taip sakom, bet jie tikrai geriausiai atrodo tarp savo konkurentų ir jų nepastebi ant sienos, kad kažkas ten kliūtų ir trukdytų. Toliau eina filtras, yra ventiliatorius. Čia neparodyta, gali būti papildomų triukšmo slopintuvų ir pats šilumokaitis, širdis jo vadinama. Jis labai ekonomiškas daiktas, nes čia yra tik tai ventiliatorius, 4 vatų galios prie maksimalių apsukų ir 100 kvadratų namui sąnaudos per mėnesį galėtų kainuoti apie 4 eurus. Nes jis neturi jokių pašildytuvų, neturi
kažkokių galingų ventiliatorių. Žinoma, tai tikrai nėra prastesnė sistema negu centralizuota. Tiesiog yra mažesni oro kiekiai. Tai jeigu mes skaičiuojam, kad vidutiniškam 2 asmenų miegamajam kambarį mums reikėtų optimaliai apie 60-70 kubų, tai geteiras tiekia 50 maksimaliai. Sakykime, vaikų kambariuose tiek nereikia, gali būti 30. Svetainiai skaičiuojam 2 įrenginius ir pamatysit, kaip jie montuojami. Gręžiasi angos, tai gali būti ir padarytas remontas iš tikrųjų. Žinoma, atsiranda problema su pačiais laidais, jeigu tai viskas yra jau padaryta, bet jeigu tai yra vidaus apdaila dar tik tai daroma, tai nusimatai laidus, įsigrėži į skyles ir gali nieko nedaryti ir tvarkytis toliau. O patį įrenginį susimontuoti atėjus laikui. Tiesiog iš lauko uždaryti groteles. Gali būti užsakomos difuzorių spalvos gamykliškai ir raštai profiliai labai platus pasirinkimas tiek lauko, tiek vidaus. Jie yra analogiški, tik, sakykime, jo kryptis. Vienas viduje tai žiūri į viršų dėl ko, nes montuojamas jis yra apie 10-15 cm nuo lubų. Tai švarus oras turi judėti iš viršaus, o šalinamo ir tiekiama iš lauko oro žiūri į apačią. Dėl konstrukcija difuzoriaus yra tokia, kad nepatektų jokie drėgmė, neįpūstų vėjas ir nebūtų kažkokių nemalonumų su standartiniam groteliam, sakykime, kas jau yra dabar rinkoje. Yra valdikliai. Šis valdiklis, kur ką tik matėt, buvo touchas, liečiamų ekranų. Čia yra standartinis valdiklis. Su vienu valdikliu gali valdyti iki 6 vienetų ir touchas pasižymė gerų labai gerą savybę. Juo galima valdyti 6 įrenginius ir nustatyti atskirus oro kiekius, ko neturi, ta prasme, galimybės ir centrinė sistema. Sakykime, jūs turit 6 kambarius, ar ten 4 kambarius ir svetainę, ir vaikai ten išvažiavę, jūs irgi ten ne kažką būnat. Tai ten padaro ten minimumą, kad tik tai vėdinimas vyktų dėl patalpų, kad nestovėtų oras, kad nerasotų langai, neatsirastų pelėsis, sakykime. O aktyvesnės patalpos, kur gyvenat, jos naudojat jau režimais normaliais. Tai tikrai yra patogu. Įrenginiai sertifikuoti turi naudingumo A klasės leibla ir decibelai taip pat nesugalvoti, yra deklaracijos. Tai mes turim prie 46 kubų 42 decibelus. Tai, sakykime, jeigu jis sumontuotas kokiu 4 metrų atstumu, tai jis nebus girdimas prie maksimalių apsisukimų. Bet fiziškai tai jeigu mes turim jį sumontuotą miegamajam, tarkim, už metro, tai prie 25, prie 30 kubų jo tikrai nesigirdės be papildomų triukšmo slopintuvų. Sprendimai yra besistatantiems, sprendimai yra ir mūro metu, tai yra specialūs blokai, kur mūrijant jau statosi neoporo blokai, kad nereikėtų gręžioti, tai numatyta ir laidams vietos ir konstrukcijų yra įvairių. Gali būti tie patys neoporo plokštės šiltinant jau namą ir gali susimontuoti viskas neoporė.
ir atsirasti grotelės angokraštį lauke, o ne išorinis difuzorius sienoje. Kas yra gerai, kad labai paprasta suprojektuoti ir sumontuoti. Jūs nepaskestat kažkokiuose reikaluose, darbuose, nes bet koks objektas įrengiant centrinę vėdinimo sistemą tikrai kelia daug klausimų, nes tai dirbi paraleliai su statybininkais, su apdailininkais, pastoviai trūksta vietos, trūksta aukščių, kairiau, dešiniau, o čia neprisiriši labai, sakykime, nusimatei vietas ir viskas. Išsigrėžia angos, sakykime, per dieną gali pasidaryti visas apartamentas pilnai, be laidų. Tai džiaugiamės, kad vasaros vidury tikimės pristatyti internetinį valdymą, kas leis dar optimizuoti montavimo galimybės. Tikimės, kad nereikės vieno komplekto laidų ir jos galima bus porinti dar paprasčiau. Tai bus galima turėti valdymą tik telefone ir nevesti valdiklio sieninio. Žinoma, valdyti iš bet kur yra internetas. Apie GT galime pasakyti, kad jisai yra šiai dienai numeris 1 rinkoje, nes tik vienintelis įrenginys ir gamintojas turi oficialias deklaracijas, sertifikatus, o ne gražius katalogus ir kokie mes geri. Gal jeigu projektuojat, dirbat ir susidūrė, turbūt esat su Lunosu, gal girdėtas toks pavadinimas būtent decentralizuotų sistemų. Tai yra taip pat vokietis. Jie, sakykime, lygiaverčiai broliai, bet konkuruoja išsiskirdami papildomom opcijom ir išskirtiniam savybėm. Tie patys difuzoriai gali būti užsakomi, kaip minėjau, iš gamykliškai pagal jūsų interjerą į vaikų kambarį, ten, nežinau, gal parodysim. Sekundėlę dar parodysim pagrindinį elementą, kas matosi išorėje arba viduje. Tai yra difuzoriai, kurie gali būti gamykliškai užsakomi ir tikrai jų yra didelis asortimentas. Tada nereikia tikrai galvoti ir derinti, kaip jie atrodys prie sienų. Turime 200 dizainų. Ir gali būti čia tiek lauko, tiek vidaus. Tai, sakykime, į vaikų kambarį pats pirmas. Arba į... nesakysiu kur. Tai komplektuojasi labai paprastai. Jeigu turit, sakykime, jeigu norėsit bendrauti ateityje, yra produkto vadovas šio produkto ir mielai padėsim jums, patarsim, sudėliosim, kaip turėtų atrodyti viena ar kita sistema, o pasirinkti, kaip tai atrodys, jau galėsit laisvai. Tai tie patys fasadai labai svarbu, sakykime, yra įvairiausių ir gali būti naudojami ir nerūdijančio plieno lauko difuzoriai, tai opcijos tikrai plačios. Tai šiai dienai tiek. Ačiū.